Ką svarbu žinoti, kažkam galite labai stipriai padėti, galbūt patys kreipsitės pagalbos į sveikatos įstaigas arba pas draugę, pas mamą, pas brolį, pas sesę. Galbūt pas jūs kažkas ateis ne pirmą kartą, teks padėti jau procese, jau čia ne trumpas laikotarpis, arba liga gali sugrįžti iš naujo, galbūt peršalimas grįš iš naujo, nespėja pasveikti, vėl galite sublogti. Kadangi jūs kažkas kaip ir laukia, kad tik jūs susirgtumėt, laukia, kad jums nepasisektų, laukia, kad viskas būtų gana blogai. Nepraraskit vilties, kažkam reikia labai stipriai pasimelsti, kažkam reikia palaikymo, kad jis nepalūžtų. Jeigu matote aplinkoj, kad toks žmogus yra, nepagailėkite gero žodžio, palaikymo arba apkabinimo, gero prisilietimo. Nepagailėkite ir palaikykite savo svarbų asmenį. Galbūt tai vaikas, galbūt tai yra močiutė, mama, anūkas ar netgi kažkas iš bendradarbių. Sėkmės!